Sveiki įsijungę Mėnulio radiją. Girdėsite pasaką pavadinimu Nykštukai skalbyklėje. Sakoma, kad bėda po vieną nevaikšto. Ir tikrai, vakar vakare man iškrito dantis. Nedidelė čia bėda, pasakysite, bet tikroji bėda buvo ta, kad iš karto tą dantį pamečiau ir niekaip nebegalėjau surasti. Paskiau mama kepė obuolių pyragą, bet laiku neišjungė orkaitės ir jis juodai sudegė. Tikra bėda, aš labai norėjau pusryčiams obuolių pyrago, o dabar valgau avižų košę, kaip koks arkliukas. Ir galiausiai namuose mus ištiko ir trečioji, pati baisiausioji bėda. Sugedo skalbyklė. Bėda po vieną nevaikšto, atsiduso mama, bet tada susikaupė ir paskambino meistrui. Meistras, sako mama, yra didysis visų bėdų tvarkytojas. Ar jis suras mano dantį ir gal iškeps naują obuolių pyragą? Bet mama tik nusijuokė ir pasakė, kad ką jau ką, o skalbyklę tai jis tikrai sutaisys. Ateina meistras į namus, toks aukštas dėdė su barškančia įrankių dėže ir maža smailia barzdele. Prašom, užeikite į vonią, mūsų skalbyklė šį rytą nei iš šio, nei iš to sugedo, pasakoja mama. O mano dantis vakar nei iš šio, nei iš to pasimetė, skubu pristatyti meistrui ir savo bėdą. Oi, tos bėdos, atsiduso meistras, nenutinka nei iš šio, nei iš to, mano darbas išsiaiškinti iš ko. Ir patuksenės įrankių dėžę jis pasilenkė prie skalbyklės. Mama išvirė jam puodelį kavos, kuri buvo tokia pat juoda kaip sudegęs pyragas. Fui. Tada apsirengė paltą ir tarė. Aš einu į parduotuvę nupirkti naujų obuolių naujam obuolių pyragui, o tu pabūk namie ir prižiūrėk meistrą, mirktelėjo man mama ir išėjo. Prižiūrėt, tai prižiūrėt, stoviu prie vonios ir prižiūriu, nors žiūrėti man truputį gėda, todėl tiesą sakant tiesiog klausausi. Vonioje kažkas krebžda, lyg mažom kojytėm po grindis vaikštinėja, ir dar girdžiu, kaip mažais rakteliais kažką brūžina ir tarškina. Nagi, pažiūrėkim, kas tai skalbykliai negerai, tyliai kalba meistras. O tada girdžiu, atsistoja ir išeina iš vonios, atsisėda ant fotelio ir geria kavą. Kokia gardi kava. Berniuk, ko ten stovi, ar danties ieškai? Man visai nepatiko, kad meistras geria kavą, jis juk turėtų taisyti skalbyklę. Aš danties neieškau, sakau, o jūs netaisote skalbyklės, treptelėjau koją, kaip mokėdamas pikčiau. Aš skalbyklių ir netaisau, susijuokė meistras. Jas taiso mano mažieji nykštukai, kurie gyvena įrankių dėžėje ir turi 20 metų patirties. Nykštukai? Išsivėpiau aš. O kiek jų yra? Dažniausiai 3, sako meistras, bet šiandien tik 2, nes vienas susirgo. Ei, nepešk man už barzdos, pasigirdo plonas balselis iš vonios. Pats tu barzda, greičiau paduok man trečiąjį raktelį. Oi, peštukai, vos lieka 2, reikia nuolat prižiūrėti, sako meistras. O galiu ir aš, mama ir man liepė prižiūrėti. Na, užeik, sutiko meistras ir iš paskos jam įžengiau į vonią. Tu priminei man nykštį, o tu man sudavei per nosį rakteliu. Toliau barėsi nykštukai skalbyklėje. Meistras įkiša galvą į būgną. Nagi, peštukai, krapštukai, ko čia burnojatės? Greit pasibučiuojat ir dirba toliau. Man reikia naujo kolegos, staiga pareiškė vienas nykštukas. Kitaip nežadu pradėti krapštytis. Meistras iškiša galvą iš skalbyklės ir sako. Ar girdėjai, berniuk, gal tu norėtum pabūti naujuoju kolega? Tai neįmanoma, aš per daug didelis, netilpsiu į skalbyklę. Oi, nedidelė čia bėda. Meistras pasikrapšto įrankių dėžėje ir netrukus ištraukė stiklo lupą. Tai atvirkštinė lupa, aiškina meistras. Paprastai lupos objektus didina, bet šita mažina.
Tau reikia užsimerkti, giliai įkvėpti ir skaičiuoti iki 10. O per tą laiką aš į tave žiūrėsiu pro lupą ir tu 10 kartų sumažėsi. Gerai, sušukau aš. Palaukit, peštukai, tuoj pas jūs ateinu. Įkėliau vieną koją į skalbyklę ir tada giliai įkvėpęs užsimerkiau. Kai atsimerkiau, buvau toks mažytis, kad skalbyklė man rodėsi lyg didžiulis futbolo stadionas. Au! Nešūkauk, tu ne miške, greit čiuožk čia, padėsi mums, paragino nykštukai. Atsisėdau, ištiesiau kojas ir nučiuožiau į patį būgno dugną. Gerai, kad mama nematė, kaip čiuožiu, būtų labai išsigandusi. Apačioje nusipurčiau muilo burbulus ir per šlapę skalbyklės dugną nubridau pas naujuosius kolegas. Dabar mes bėgsim, o kol bėgsim, suksis būgnas, o kol suksis, akylai stebėk aplinką. Gal pastebėsi, ką nors neįprasto, paaiškino man nykštukai. Nagi, prie darbo, nuaidėjo lyg griaustinis meistro balsas. Trise su nykštukais pradėjome bėgti ir būgnas po truputį įsisuko. Galiausiai taip smagiai sukosi, kad net bėgti buvo taip lengva, rodės kojos savaime kilnojasi. Vanduo taškėsi ir retkarčiais prieš akis susprogdavo spalvotas muilo burbulas. Negi visoms kojinėms ir triusikėliams taip smagu, kai juos skalbė, galvojau aš. Beveik pamiršau, kad turiu ir prižiūrėti, bet meistro balsas laiku apie tai priminė. Nagi, ką matot? Ir staiga žiūriu kampe, kažkas baltutėlis sutviska ir dingsta iš akių. Vėl sutviska ir dingsta iš akių. Aš matau kampe kažką balto, šaukiu. Lėtinkim būgną. O sulėtinti buvo daug sunkiau, bet meistras mums padėjo. Galiausiai sustojus parodžiau nykštukams tą baltą tviskutį kampe. Ten tik balto muilo gabaliukas, sako vienas. Ar pūkelis nuo kojinių, svarsto kitas. Ne, duokite man raktelį, patį rakčiausią, prašau aš. Vienas nykštukas ištiesė man raktą ir nuėjau prie baltojo daikto. Dunkt, patuksenau jį raktu, tada stipriau, dunkt, ir jis klankt, iškrito iš skylės būgno sienoje ir kaip koks akmuo atriedėjo man prie kojų. Juk čia mano dantis, vojei, koks didelis, susižavėjęs žiūrėjau į surastą dantį. Ei, krapštukai, šnabžda meistras, mama grįžo, berniuk, lipk pas mane, man tučtuojau reikia tave padidinti. Jis įkišo delną į skalbyklę ir užsikabarojo ant jo mažojo piršto. Ir dantį, meistre, paimkite ir dantį. Meistras ištraukė mane, tada dantį, o tada likusius 2 nykštukus. Uždarė juos į įrankių dėžę, o man liepė vėl užsimerkti ir skaičiuoti iki 10. Ar slėpynių ten žaidžiat, kad skaičiuojate iki 10? Įkišo į vonią galvą mama. Ačiū Dievui, kaip tik tuo metu aš ištariau 10 ir buvau vėl toks kaip visada. Nei labai mažas, nei labai didelis berniukas. Mes skaičiuojame jūsų vaiko pamestus dantis, pamelavo meistras. Jau žinome, kodėl sugedo skalbyklė šį rytą. Ir jis parodė mamai dantuką. Ak, tai štai kas. Ko gero, jis liko tavo kelnių kišenėje, kurias šįryt skalbiau? Ko gero, sutikau aš, bet nedidelė čia bėda. Mama iškepė naują obuolių pyragą. O aš nugvelbiau porą gabalėlių ir įdėjau juos į įrankių dėžutę. Ačiū, berniuk, tu labai šaunus kolega, dėkojo man nykštukai, kurie buvo jau seniai susitaikę. Nuo tos dienos negalėjau nustoti žiūrėti į besisukančią skalbyklę. Ji kėlė man tokius linksmus prisiminimus. Ir dar prieš skalbiant rūbus labai atidžiai patikrindavau, ar kišenėse nėra kokio dantuko, monetos ar krapštuko. Dabar jau žinojau, kad bėdos nenutinka nei iš šio, nei iš to.